studentai. Kiekvieną pavasarį Vilniaus universitete vykstančias fakultetų dienas pradeda mūsų filosofijos fakultetas. Prasidėjusi nuo kelių iniciatyvių studentų iniciatyvos, Fiesta Persona išaugo į didžiausią fakulteto šventę, į kurią šiemet įsitraukė ne tik visa akademinė bendruomenė, bet ir mūsų absolventai. Džiugu, kad tai tampa mūsų fakulteto tradicija, kuri atneša pavasario dvelksmą į Bursų kiemą. Šiemet, kaip ir kiekvienais metais, renginių ciklą atidaro iškilmingasis disputas. Tad žodį perduodu Justui, kurio dėka mes čia visi ir susirinkome. Gražios šventės ir iki susitikimo kitose Fiesta Persona renginiuose. Sveiki, kaip jau pristatęs su Justas, šiemet koordinuoju disputą ir pirmiausia norėčiau padėkoti mūsų gerbiamam dekanui, kad padėjo mums suorganizuoti šį disputą. Padėkoti norėčiau docentams Mintautui Gutauskui ir Arūnui Mickevičiui, kurie sutiko disputuoti. Tema šiemet visai įdomi, ar vertinga filosofijos tradicija šiandien. Ši tema, kaip bebūtų, nėra atsigręžimas į tos tradicijos turinį. Šiemet mes pabandome užklausti pačią tradiciją, kiek vertės jį turi šiandien žmogui. Tiksliau, jeigu dar pabandyti kitų rakursų patikslinti, ką mes šiandien darome, bandysime daryti, tai lokalizuoti, koks šiandienos santykis galėtų, norėtume, kad būtų su ta filosofijos tradicija. Tai tikriausiai tiek ir dabar žodį tarti pakviečiau filosofijos fakulteto dekaną Kęstutį Dubniką. Ačiū Justai. Turbūt reiktų pradėti į darbus eiti. Bet kadangi tas renginys šiandien yra pirmas ir darbas filosofijos fakulteto dienų yra pirmas, tai toks inauguracinis žodis visos šventės, visos šitos šventinės savaitės proga dėlėtų būti ištartas ir jį aš labai nuoširdžiai tariu, džiaugdamasis, kad egzistuoja Fiesta Persona, kad filosofijos fakulteto studentai turi labai jau gražią tradiciją, jau jinai yra susiklošusi, dar prieš keletą metų, pasakiau, jinai klostosi. Dabar jau mes galime tvirtai sakyti, mes turime šitas dienas ir mes turime jas ypatingo formato, kuris pasižymė solidumu, kuris pasižymė kūrybiškumu ir kuris pasižymė džiaugsmingo šventiškumu. Va ką tik tai jūs galėjote paimti rankas kasmetinį fakulteto dienų leidinį, pristatantį, kas mūsų fakultete ir kas yra būtent šitoje didžiojoje savaitėje, kuri kaip tik nutiko prieš didžiąją savaitę. Ir čia jūs pamatote visą tai, kas iš tikrųjų jau yra tradicija. Disputacijoje yra tradicija Senojo universiteto, ne tik tai mūsų, bet bendrai klasikinio universiteto. Mūsų universiteto tokį, kokį mes jį atminame savo gyvenime, jis atgaivintas yra prieš 7 metus ir su šituo disputo atgaivinimu atgimsta taip pat ir kiti daiktai, kurie susikomplektuoja, sueina, susideda į vieną labai gražų filosofijos dienų maratoną, renginių maratoną. Disputacijo, bardakas, sincera knyga, kūrybos, Bursų kiemas ir dar ir tai, ko taip nebuvo. Kasmet dar būna kažkas to, ko nėra.
buvę. Su tuo kūrybiškumu, su tuo dideliu indėliu, kad būtų viskas taip, kaip reikia, labai gražiai ir solidžiai, kad būtume atpažįstami, nes tai jau yra matoma kaip mūsų savastis ir kartu su tuo, kas yra nauja. Sveikinu jūs, pirmiausia, studentai, sveikinu kolegas ir sveikinu Ievą ir jos komandą, parengusi šią savaitės renginių ciklą ir linkiu visiems gerų dienų, geros nuotaikos ir sėkmės. Taigi, kviečiu dekaną užimti savo vietą. Šiandien dekanas bus mūsų teisėjas. Ir į sceną norėčiau pakviesti docentą Mintautą Gutauską ir docentą Arūną Mickevičių. Prieš užleisdamas mikrofoną norėčiau tiesiog pažymėti, kad Arūnas Mickevičius bus proponentas, jo tezes galėjote paskaityti prieš ateidami į disputą, o šiandien jam prieštarauti, pasipriešinti bandys oponentas Mintautas Gutauskas. Smagaus. Taip, laba diena, aš pakol kas nusistatysiu tik tai mikrofonas, kad būčiau girdimas, atrodo viskas gerai. Kaip matote... Diena, o kas čia vyksta dabar? Oi, atsiprašau. Proponentė, jūs užmiršote, Atsiprašau. kad yra prezės disputacionis. Tai ir aš. Labai noriu išsakyti savo tezes. Net ir tezes aš pasakysiu. Jums reikės tik tai argumentus sudėlioti. Tokios yra disputacijos taisyklės. Nežinau, kiek jos yra visuotinės, bet tokios yra pas mus. Ir labai trumpai aš noriu jūs supažindinti, kas čia vyksta ir būtent kokiomis taisyklėmis vyks disputas. Daugelis jau yra buvoję tokio pobūdžio renginyje. Jis vykdavo, kaip žinote, filosofijos fakulteto mūsų konferencijų salėje, Ankštokoje. Ir šį kartą teatro salė mus turėtų erdvę skleisti didesnį ir mes galėsime galbūt ir tą disputaciją taip pat šiek tiek pratęsti. Ir noriu pasakyti, kad disputas vyksta dalyvaujant 4 dalyviams, ne tik jiems 2. Jau supratote, kad yra 3, kuris ką tik prisistatė ir su jumis dabar kalba. 4 dalyvis disputacijoje esate jūs, publika. Proponentas arba tezių teikėjas, išsakantis savo poziciją, disputacijos pradžioje rods turėtų turėti nemenką pranašumą. Būtent jis galėjo laisvai pasirinkti, kaip jis supranta, neatremiamus argumentus, apginti tomis tezėmis. Jis yra pasirengęs. Tezės viešai paskelbtos. Jūs perskaitėte, jūs žinojate, jūs esate taip pat pasiruošusi, mieloji publika, dalyvauti šitoje disputacijoje. Oponentas yra priklausantis nuo to, kokias tezes formuluoja proponentas. Lyg ir atrodytų, kad čia jam yra sudėtingiau. Bet kita vertus, oponentas nepaskelbė jokių atsakymo teiginių. Ir čia yra jo pranašumas. Todėl aš manau, kad disputas bus labai įdomus. Keletą žodžių apie disputo ginčininkus.
proponents daktaras Arūnas Mickevičius, filosofijos katedra, Nyčės tyrinėtojas, interpretuodamas Nyčę priėjo iki hermeneutikos. Taip pat domisi ir publikuoja mokslo darbus apie šiuolaikinę prancūzų filosofiją. Oponents daktaras Mintautas Gutauskas, filosofijos katedra, fenomenologas, turintis tikrai šiandien pranašumą kaip dialogo, filosofinio dialogo tyrinėtojas ir be abejo išmanytojas. Dialogo erdvė yra būtent Mintauto stichija. Kalbos filosofija neatsitiktinai yra jo mokslo interesuose. Taigi, dabar jau galima pradėti mūsų disputą. Keletą taisyklių momentų. Matėte, yra paskelbtos 3 tezės. Tiek proponents, tiek oponents turi po 5 minutės išskleisti kiekvieną iš tų tezių. Pirmąją tezę išskleidęs ir argumentavęs ją, suteikiama žodį oponentui, kuris taip pat tuo pasinaudoja, tokiu pat laiko limitu. Po to galima iki 2, žiūrint, kaip klostysi situacija, 1 arba 2, kiekvienas po 1 arba 2 į šitos tezės argumentaciją remarką. Jeigu bus reikalas, prezės disputacionis, gali paprašyti publiką įsitraukti, paklausiant ko nors. Bet gali taip ir nenutikti. Antroji tezė lygiai taip pat yra įskleidžiama tokiu pat laiko parametru. Ir trečioji taip pat. Disputacijo vainikuos paskutiniai ginčininkų teiginiai, po kurios jūs, publika, turėsite spręsti, kas šiandien yra teisus. Jūs balsuosite taip, kaip ir priklauso, sukeldami triukšmą. Ploti galima, trypti taip pat. Šūkčioti. Tai mūsų laukia, po geros valandos. O dabar prašom, Arūnai, pasakysiu tą tezę, reikia pasakyti, nes jis neatsimena savo. Tezė skamba taip. Pirmoji, šiandien konstatuojamas į tolydumą neredukuojamas ankstesnės filosofijos tradicijos pertrūkis. Jeigu galima, laba diena visiems, jeigu galima, aš tik tai pasitaisysiu, nes buvom priversti dėl techninių dalykų trumpinti šiek tiek tezes. Tai pirma tezė skambėtų taip, ar šiandien, tai yra kalbant apie mūsų pačių tą nuosavą gyvenamą gyvenimą, galima kalbėti apie tolydumą su praėjusią, praeinančią arba buvusią filosofinę tradiciją. Kitaip tariant, konstatuočiau tokią tezę, norėčiau apginti, kad kai šiandien kalbam apie savo nuosavą gyvenamą gyvenimą, tai konstatuotinas būtent į tolydumą nesuvedamas pertrūkis su ankstesnė filosofinė tradicija. Kuri ta filosofinė tradicija ankstesnė? Orientavosi į bendras, atidarau kabutes, šaknis, kabutes uždarau, arba ištakas, kabutes uždarau, orientavosi į centruotą poziciją. Ir tokiu būdu norėjau
įtvirtinti arba tvirtino ir įtvirtino įsivaizduojamą pažintinį, moralinį, kultūrinį ir politinį status quo. Tokia tezė. Tai šitai tezai ginti aš pasirinkau keletą pavyzdžių. Ir aspektas yra toksai, kad norėčiau parodyti, kad būtent atkreipti dėmesį, kaip tas status quo buvo įtvirtintas pažinime. Kitaip tariant, filosofinė tradicija norėjo įtvirtinti požiūrį, kad egzistuoja kažkokia tai tiesa iš didžiosios raidės, kad dėl įvairių aplinkybių ir priežasčių mes tą tiesą praradome ir tada mūsų uždavinys vėl surinkti kažkaip save iš gabalėlių tam, kad mes galėtume prie tos tiesos eiti. Tai aš manau, kad ir priskirčiau požymį tai filosofiniai tradicijai, tiek kiek jinai orientavosi į tiesą, į tiesos pažinimą, kad jinai buvo filosofinė tradicija. Akla, kurčia, tam, ką aš įvardinčiau, naujybei, naujumui. Kaip tai iliustruočiau? Prisiminkit Platoną. Platonas sako, kas yra mokymasis? Mokymasis, sako, yra prisiminimas. Tai reiškia pažinti pagal Platoną. Tai reiškia prisiminti, ką mes anksčiau žinojome. Tai pagal Platoną, jeigu mokymasis yra prisiminimas, o pažinimas yra ne kas kitas kaip prisiminimas, tai ką reiškia prisiminti? Prisiminti tai reiškia atpažinti tai, kas jau buvo per amžių amžinųjų. Tai kai jūs, kolegos, mokotės, studijuojate, tai pagal Platoną, jeigu jūsų mokymas interpretuoti, aš tada pasakyčiau taip, jūs nieko naujo savo gyvenime nepažįstate. Jūs pažįstate tik tai tiek, kiek jau kažkada kažkas tai buvo. Jūs tik tai daugiau mažiau prisimenate. Nėra jokios naujybės pagal Platoną. Klausimas tada, kam pažinti, jeigu mes negalime pažinti nieko naujo. Kitaip tariant, čia mes ir ne tik taip Platono atveju susidurime su taip vadinamuoju pažinimo kaip atpažinimo modeliu. Todėl atpažinimo modelis tarnauja tik tai tam, kad parodyti, kaip yra įmanoma pasiekti kokį nors išmokimą, kaip yra įmanoma įgauti vertingumą. Tai yra parodyti ne iš mano paties, ne iš jūsų pačių kylantį vertingumą, bet kažkieno tai iš anksto anonimiškai įsteigtą ir universaliai pripažįstamą vertingumą. Tai šio tokio teorinio, transcendentalinio, galime pasakyti, atpažinimo modelio praktinio tikslas yra koks išankstinė tvarka. Reikia įsteigti išankstinę tvarką. Nustatyti griežtas vertybės. Ir šiame, realizuojant šitą tikslą, pirmame plane, siekiant įsteigti tvarką, pirmame plane kas atsiduria? Valstybė, bažnyčia ir kiti atstatyti dalykai, kurie direktyviai nurodo, pavyzdžiui, kokie yra tyrimai fundamentalūs, o kokie nefundamentalūs. Direktyviai nustatome, kokios studijos yra būtinos, o kokios nėra būtinos, nes yra tiesa. Vadinasi, naujybė, tai kas vadinama naujybė, čia nėra jokia naujybė. Nes čia iš esmės naujybė nėra, tuo, ko jinai nėra. Vadinasi, akivaizdu, kad patirties naujybės, kaip atsiranda naujybė, neįmanoma aprašyti remiantis platonizmu. Aš Platoną paimu tik tai kaip pavyzdį.
Tai iš esmės čia neįmanoma kalbėti tada apie tokį dalyką, kaip atsiranda ta naujybė. Ir kai šiandien mes kalbame apie naujybės patį, tai aišku reikalingos kažkokios tai kitokios visiškai teorinės nuostatos. Tos teorinės nuostatos, kurios įgalintų naujybę, aš traktuočiau ir siečiau jas, čia nebus laiko tą išplėtoti, su tai, ką aš vadinu nomadiškųjų mąstymų, klajokliškų mąstymų. Ir priešingai tas filosofinė tradicija, kuri numato išankstinę tvarką, šaknį, centrą, tiesą. Iš esmės sutampa su tokiu žemdirbišku sėsliuoju mąstymu, kuris ne tik tai, kad negali inicijuoti naujos minties, inovacijų, bet dažniausiai slopina bet kokią naujos galimybės, naujybės pasirodymą. Dar vienas akcentas, kuris būdingas tai žemdirbiškai sėsliajam mąstymui ir filosofiniai tradicijai, yra tai, kad čia sąmonė, kuri stengiasi prisiminti tą tiesą, jinai yra ir persmelkta nostalgijos. Mes įsivaizduojame visuomet, kad kažkada turėjome, fantasy plotmėje, tikruosius namus, šaknis. Paskui patyrėme pagal Platoną nuopuolį. Atsiradome ir papuolėme į tremtį. Dabartinis mūsų gyvenimas, kolegos, pagal Platoną, tai yra gyvenimas tremtyje, ne namuose. O uždavinys ir ilgesys iš tremties sugrįžti į namus. Lygiai tas pats krikščionybė. Mes kažkada gyvenome rojuje, patyrėme nuopuolį, dabar mūsų uždavinys iš tremties sugrįžti į namus. Šiandieninis mąstymas, man atrodo, aiškiai numato trūkį, pertrūkį su tuo tik mano įvardintų tradicinių, klasikinių mąstymų. Trūkį, kurio, kaip sakiau, negalima redukuoti jokią tolydumą. Čia panašiai kaip ilgą laiką galvojom, kad rėminės geocentrinė sistema ir staiga pradedam kalbėti apie heliocentrinę sistemą. Klausimas, ar šitie du matymai yra vienas kitą papildantis, ar iš geocentrinės sistemos galime išvesti heliocentrinę? Ne. Ar iš Euklido geometrijos tiesų galima tolydžiai išvesti neeuklidinės geometrijas? Ne. Visiškai skirtingos prielaidos, nebendramatas. Todėl ir tą filosofinę tradiciją, kai apie ją mes kalbame, šiandienos mąstymo kontekste, aš čia matau tokio pat pobūdžio pasikartojimą į tolydumą, neredukuojamą perdą. Mes šiandien susidurime, man atrodytų, su radikaliai skirtingu mąstymo tipu, kitokiu būviu. Būvis. Ačiū, Arūnai. Aš dabar galvoju, ar čia mūsų proponentas iš tiesų viską galvoja, ar šis mus provokuoja likti be namų ir be tvarkos klajokliais. Kažin, ar su tuo susitaikys oponentas. Prašom. Taip, tai ačiū žodžiam, tada ir tai, priimsiu iš dalies kaip provokaciją. Ir, manyčiau, kad sakyti, kad šiandien nėra jokio trūkio, jokio lūžio, mes toliau sėkmingai mąstome niekur nieko, iš mano pusės būtų kvaila. Taip pat manyčiau, kad ginti tradiciją ir sakyti, kad jinai buvo atvira naujybei, tai reikalautų pakankamai tokio nuoseklaus jo išskleidimo. Ir žinoma, kad šiandien to turiuomenį šitai auditorijai to nelabai galima padaryti. Nors galima būtų apeliuoti į įvairovę ir lūžius toje pačioje tradicijoje, jeigu žiūrėtume, kaipgi, jeigu atsigręžtume retrospektyviai atgal į filosofijos istoriją. Aš
manyčiau, kad tas žodelis šiandien jis taip įpareigoja. Tai labiau jau tada kalbėsiu apie šiandien. Ir, taip oponuodamas, galėčiau sakyti, tvarkoja, klajokliai klajoja, bet vis dėlto labai ribotoje teritorijoje. Ir, aš pripažįstu, jog šiandien mes, turim tam tikrą, gyvenam tam tikrą trūkį. Iš mano pusės galbūt būtų kvaila sakyti, jau pasikartoju, kad to trūkio nėra. Bet ir galima, aišku, pripažinti tai, kad laikomės tam tikrų jau kitokių filosofinių prielaidų. Bet vis dėlto aš abejočiau, ar ta šiuolaikinė filosofija yra tokia jau atvira naujybei, kad jinai nutraukia santykį su tradicija ir dabar mes jau galim pasibalnoję arklius ir keliauti kažkur tai kitur. Vienas paprastas dalykas. Ir man atrodo, kad kai mes klausom apie šiuolaikinės galvojimo sąlygas, tai reikia kreipti dėmesį į tai, kokiagi kalba mes kalbame. Matyčiau, kad daugybė įvairiausių šiuolaikiniai filosofijai vartojimų žodžių, o ypač tos filosofijos, kuris stengiasi pradėti naują mąstymą, nukirsti šaknis, pradėti mąstyti kitaip, visa ši filosofija susigrąžina tas senas prielaidas būtent per kalbą. Vėlgi, vienas toks pavyzdys, čia be abejo galima būtų eiti prie filosofų postmodernistų, kurie labiausiai skelbia tą pertrūkį, labiausiai skelbia didžiojo pasakojimo žlugimą ir nori visai kitaip mąstyti. Bet man atrodo, kad čia ir paties Nyčės pavyzdys yra ganėtinai geras. Kuria prasme? Dabar, kai jisai teigia, kad tiesa yra klaidos rūšis, arba kad nėra faktų, yra tik interpretacijos, vis dėlto, kai jisai taip teigia, jis vis dėlto naudojasi turimos kalbos resursais ir būtent šitas jo teiginys gali būti suprantamas tik tuomet, jeigu jau yra ankstesnė filosofijos tradicija. Nes dabar, jeigu paimtume tą formuluotę, nėra faktų, tik interpretacijos ir interpretacijos, galima būtų, aišku, logiškai žiūrint klausti, kągi jis čia sako, ar faktą, ar interpretaciją. Jeigu jisai sako faktą, jisai pats savo prieštarauja, jeigu interpretacija, jie nebūtinai galioja, yra visuotinai. Bet vis dėlto matosi, kad jisai nori išeiti anapus faktų ir interpretacijos perskyros, bet kita vertus, o kaip jisai gali išeiti, jeigu jis jau kalba tą kalbą? Ir kaip dabar kitaip pasakyti? Tai tos kitaip ir nelabai išeina. Neišeina todėl, kad jeigu imtume naują kalbą, bandytume sukurti naują kalbą, jinai būtų nesuprantama. Tik tai tradicijos, kur yra neigiama, griaunama šviesoje, galima suprasti tai, kas nauja, tai, ką nauja nori pasakyti tas filosofas. Kitas pavyzdys tai yra, tie naujieji postmodernistai. Žinoma, jau šiais laikais nėra tokie jau jie ir nauji. Galima galbūt kalbėti ir apie postmodernizmą ir taip toliau. Bet man jie reikalingi tik tai kaip tam tikras pavyzdys. Taip pat yra skelbiamas tam tikras trūkis, skelbiamas didžiojo pasakojimo žlugimas. Vis dėlto, jeigu pasižiūrėtume, kaip jie kalba, tam tikrą kalbą, tai jų žodynas yra labai priklausomas nuo tradicijos. Atimk tradicinę kalbą, atimk tradicinę filosofiją, daug kas pasidarys tiesiog nesuprantama. Tai ypač jeigu atkreiptume dėmesį į įvairias destrukcinės, dekonstrukcinės strategijas, galima atkreipti dėmesį į tai, jog ten daugybė žodžių yra vartojami kabutėse. Ką reiškia tos kabutės? Kabutės perima tradicijos, kažkokią tradicinę filosofijos sąvoką, bet kartu ją ir išlaiko. Ką dabar noriu pasakyti? Be abejo, tas trūkis yra skelbiamas. Trūkis yra skelbiamas, bet vis dėlto tam, kad ta nauja filosofija galėtų išlikti, turi būti išlaikoma ta sąsaja su ankstesne filosofija. Tai būtent tik tai, jeigu yra siūlas, tada jį galima perkirpti, bet jeigu nori jį perkirpti ir turėti ką pasakyti, reikia abiem rankom laikyti abudu siūlo galus.
Kitaip daugybė žodžių bus nepasakoma. Nebent, aišku, reikėtų kurti visai naują kalbą, kalbėti nuo nulio, bet taip pat žinome, kad toks kalbėjimas jis visuomet yra toks pakibęs ir visuomet yra klausimas, ar tai nėra kažkokios tai banalybės. Tai galbūt taip. Dėkui, iš tiesų, be seno arti naują, ką pažinsi. Mes geriau sakom, paduok mums seno vyno. Vieną minutę. Ar turite remarką, Arūnai? Taip. Ar norite pasakyti, ką nors? Su kuo griežtai nesutikti? Noriu ir labai daug. Bet reikia tą sugebėti pasakyti per minutę. Manęs neįtikino Mintauto kontrargumentai, kad šiandieninį mąstymą su praeities filosofinė tradicija sieja kalba. Ačiū. Mintautai. Kodėl neįtikino? Jūs galite pasakyti? Gal tai yra proponento problema? Kas tik tai buvo neskelbta ir filosofijos, ne tik tai diskursų, pasakojimų, naratyvų, metafizikų, sistemų pabaiga, filosofijos pabaiga jau seniai paskelbta. Ir filosofijos pabaigos pabaiga jau paskelbta. Tai, o dabar antroji tezė. Čia turbūt jau yra apie gyvenimą. Ne tik tradicija. Viskas apie gyvenimą. Filosofijos tradicijoje vyravusi nuostata, kad paskiras individas yra visumos dalis, bet visuma daugiau nei dalis, neturi vertės gyvenamojo gyvenimo atžvilgiu. Arūnai, prašom. Taip, tai aš dar kartą eksplikuosiu tą tezę išsamiau, dėl tokių techninių visai aiškai dalykų, kad filosofijos tradicijoje, nežiūrint į skirtumus tarp atskirų mąstytojų, buvo siekiama įtvirtinti požiūrį, kurį formuluočiau taip. Paskiras individas yra visumos dalis, tai reiškia, kad jūs, kaip paskiras individas, esate sociumo dalis, korporacijos vienos didesnės dalis. Galėtų būti teiktina, kad toks požiūris mažai ką bendro turi su tai, ką aš susijęs su šiandieniniu mąstymu. Nes šiandieninį mąstymą aš suprantu kaip mūsų pačių jau, kaip ir sakiau, faktinį, realų gyvenamą, mūsų pačių gyvenamą gyvenimą. O tas mūsų faktinis, realus gyvenamas gyvenimas neatsiejamas nuo mūsų lūkesčių. Lūkestis nurodo į ateitį. Ko mes tikimės ir ką norime realizuoti patys kaip individai. Mes norime išpildyti. Tai principas, kuris buvo išsakytas ne vieno teoretiko filosofijos tradicijoje, kad paskiras individas, nors ir yra visumos dalis, bet visuma daugiau nei dalis, aiškiai šitą principą išsakydamas teigia, kad paskiras individas pagal nutylėjimą, tik labai tyliai, aš irgi tyliau pasakysiu, paskiras individas yra subordinuotas, verčiamas tarnauti aukštesniojo rango kabutėse plotmei. Kokiai plotmei? Tiesos plotmei, apie kurią jau kalbėjau. Dievo plotmei, korporacijai, visuomeniai, valstybei ir taip toliau. Tai jeigu individas traktuojamas tik ir tik kaip priemonė šiai aukštesniojo rango plotmei, kaip tikslui pasiekti, ir niekada individas netraktuojamas kaip tikslas pats savo, tai to vertė maža. Minėtai pozicijai
reikėtų priešpastatyti priešingą. Tai, kas susijęs su mūsų, kaip aš sakiau, tuo realiu gyvenamu gyvenimu ir mūsų lūkesčiais. Kad paskiras individas, aš, jūs, iš tiesų mes esame visumos dalis. Bet dalis yra daugiau nei visuma. Ir nieks neturi jokios moralinės, politinės, pažintinės, gnosiologinės teisės šitą principą paminti. Ir baigiant vieną iliustraciją. Hėgelis pradeda kalbėti, kad kas žiūri į istoriją pro proto prizmę, į tą ir istoriją žiūrės protingai. Toliau Hėgelis sako ką? Kad istorija yra progresyvistinis modelis. Mes nuolat laisvėjame, ateis tas laikas, kad iš viso tapsime laisvi, pasieksime tą absoliutų tikrą žinojimą, kurį visą kelią ėjo nuo antikos laikų. Ir tada Hėgelis sako, ką jau padarysi, kad vardan tų didelių tikslų, kuriuos mes siekiame realizuoti, kartais tenka sumintyti kažkokią tai nekaltą gėlelę. Kas tuo pasako? Tuo pasakoma Hėgelio, kad gali būti tokie dideli tikslai, kurių realizacija aš, jūs galite būti paaukoti kaip priemonės. Tai, ką pasakiau, pasakysiu labai dar kasdieniškai. Pagalvok, individas suprojektuoja visumą ir po to tai visumai nusilenkia, ima tarnauti. Paklausti savęs. Mes šiandien turime labai daug sistemų. Ir paklausti, ar jūs tarnaujate sistemai? Ar priešingai galbūt reikėtų kalbėti, kad sistema privalo jums tarnauti? Man atrodytų, filosofinė tradicija būtent įtvirtino tą požiūrį, kad mes sukūrėme sistemą, bet sukūrę sistemą mes patys imame tai sistemai tarnauti. Nors turėtų, kaip aš noriu parodyti, galbūt laiko tam, kad sistema turi mums tarnauti. O jeigu sistema mums turi tarnauti, tai mes pripažįstame, kad taip mes esame sociumo dalis, visumos dalis, bet mes esame daugiau nei visuma. Ir negali būti individas subordinuotas tai visumą. Kažin ką dabar galvoja mūsų tarnautojai valstybės, iškrytę visai iš gyvenamojo gyvenimo. Gintautai, kažin, kad tu gyveno gyvenimą, Platonas ar negyveno su ir Hėgelis. Ar lūkesčių ten buvo, ar ne kokių? Įdomu. Taip, tai žinoma, proponentas šiek tiek stato į tokią nepatogią padėtį, nes su daugybė dalykų, kaip ir turi sutikti, tai yra, sunku šiandien sakyti dabar taip tiesiogiai oponuoti, sakyti ne, visuma vis dėlto yra svarbesnė, pasiduokim sistemai, arba turėčiau, iš kokio 19 amžiaus, negu dar anksčiau atsikelti kaip Hėgelis ir pasakyti, kad vis dėlto aš buvau teisus. Ne. Tai čia aš manyčiau, kad ta tokia laisvė, kūryba, šitie dalykai irgi visą laiką yra filosofijos temas. Tai dabar, jeigu mes žiūrėsime, iš kurgi ir kaipgi ta filosofija sukuria tam tikras sistemas, tai aš nežinau, kiek čia mes galime kalbėti būtent apie filosofijos tradiciją. Be abejo, kad filosofija ilgą laiką siekė sukurti totalias sistemas, buvo tam tikras siekis, buvo siekis suimti visgi vieną visumą
taip gauti neprieštaringą žinojimą. Žinoma, taip pat yra ir trūkės, yra ir nesėkmės viso to. Ir dabar taip šiandien formuluoti, kad vis dėlto turėtų tokią alternatyvą, kaip čia pateikė proponentas, ir sakyti, kad vis dėlto individas yra visumos dalis, bet visuma yra daugiau negu, atsiprašau, bet individas yra, visuma yra daugiau negu individas, būtų ganėtinai kvaila. Aš šiandien, turėčiau galbūt kitų aspektų, norėčiau pasukti šitą kalbą ir parodyti pačios tradicijos, nebūtinai kaip sistemos gali. Kreipsiu dėmesį į pačias proponento formuluotės. Individas yra visumos dalis ir taip toliau. Iš kur šitos formuluotės? Kaip jos dabar susiformuoja? Tai tik parodo, kad tik tradicijos šviesoje galima iškelti tokius klausimus ir kad tada galima klausti, kas yra ta visuma, kas yra ta dalis, kas yra tas individas. Manyčiau, kad čia tų formuluočių vartojimas ir parodo tą tokį tolydumą, tą tolesnę priklausomybę nuo tradicijos, be kurios vis dėlto mes nelabai ir galime kalbėti. Todėl aš kartais nelabai suprantu, kas yra tas naujumas, kurio taip siekiama, ir siekiama būtent tokia alternatyva arba, tarsi būtų galima paimti kažkokią frazę, ją versti ir sakyti, kad šiandien mes galvojame kitaip. Manyčiau, kad šiandieninės mąstymo sąlygos jos yra tokios, kad mes turime komplikuotumą, įvairiausių pozicijų persipinimą, įvairių, sakykime, mąstymų policentriškumą, kuris rodo, kad mes judame dažnai skirtingose logikose ir negalime tiesiog formuluoti arba. Net jeigu tai pereina į kokią nors politinę plotmę, kur lemia įvairių institucijų darbą ir institucijos remdamosi tam tikromis sistemomis siekia totaliai užvaldyti. Manyčiau, kad situacija yra gerokai komplikuotesnė ir tokios formuluotės arba iš tikrųjų šiandien net ir negali būti. Tiek. Dėkui. Čia lyg ir galvojam, kaip čia mes esame tą universitete. Ar mes universitetui tarnaujam, ar universitetas mums tarnauja. Ar čia iš tikrųjų tokia priešprieša egzistuoja. Ir ar oponento neigimą esančią dikotomijos proponentas norėtų kaip nors neigti? Norėčiau kvestionuoti oponento tezę dėl priklausimo, kaip jis pavartojo savo, priklausimas tradicijai. Galima? Jūs priklauso tradicijai? Kokiai nori? Arūnas sako, nepriklauso. Aš to nesakiau. Aš tik tai sakau tokią tezę. Priklausomybės sąvoka, kurią Mintautas vartoja, yra problemiška. Kol kas tiek. Kokia prasme jūs naudojate priklausomybės sąvoką? Nuo ko jūs priklausote? Nuo tradicijos, bet be abejo tradicija šiuo atveju reikėtų suprasti gerokai komplikuočiau, nes neaišku, ar mes turime vieną tradiciją ar daug tradicijų. Tai kai sakau, kad mes priklausome nuo tam tikros tradicijos, tai būtent tam tikros tradicijos. Galima matyti, kai kurie dalykai tęsiasi ir dabar štai šitas disputas, jis irgi yra tam tikra tradicijos tąsa, nutrūkusi, bet vis dėlto bandymas toliau ją pratęsti. Taip, dabar čia mums reikia mąstyti ir galvoti, ar yra pavojinga priklausomybė nuo tradicijos, kuo mums gali grėsti, ar ne. Publika, gal norite paklausti? Reta proga. Publika nori paklausti proponentą. Prašau.
filosofijos centrą kaip nuostabą, agamatą. Ir nuostabai įvardina kaip individualią, autentišką ir betarpišką. O tai reiškia ne visuotinę, kaip jūsų minėtos bažnyčios, neobjektyvę ir neprievartinę. Parmenidas, Herakleitas, Haidegeris, Šliogeris, vėlyvasis Bodriaras. O kokie jie yra autentiški? Visi turi savo naują kalbą, bet visi jie yra klasikai. Dėkui. Arūnai, prašom. Kai suminėjote nuostabą, aš atsakyčiau taip. Taip, mes nustembame, bet Platonas iš karto pasakytų, ne visi nustebusieji dėl ko nors yra teisūs. Nes kai kalbam apie platonizmą, tai mes susidurėme su labai skirtingomis pretenzijomis ir su konkurentais. Susidūrė su daiktu, aš nustembu ir sakau, o, aš esu tavo tikrasis draugas, arba su žmogumi. Kitas žmogus sako, aš irgi esu tikrasis draugas. Aš kaip koks nors, pavyzdžiui, medkirtys, sakau, medė, aš esu tavo tikras draugas. Ir nukapoja galvą. O eigulys irgi mušasi savo į krūtinę. Aš irgi, sako, esu tavo draugas, medė. Tai kuris čia draugas? Kaip atrinkti, Platonas klausė, tuos pretendentus, kurie pretenduoja. Vienas peršas į medžio draugus, kitas į tiesos draugus, trečias į meilės draugus. Visi apimti geismo pretenduoja, Platonas ir sako. Reikia atrinkti teisėtas pretenzijas nuo neteisėtų pretenzijų, teisėtus pretendentus nuo neteisėtų. Taip, aš nustembu dėl ko nors ir sakau, kad taip yra, o kitas irgi nustemba, taip yra. Skirtingos pretenzijos. Tam, kad atskirti pretendentą teisėtą nuo neteisėto, ką Platonui reikia padaryti, įvesti kriterijų atskirimų. O kas tas kriterijus, jūs puikiai žinot? Idėja. Tai tokiu būdu vėl įsteigiama aukštesnio rango tikrovė, dabar jau pasakysiu, ką nepasakiau, autoritetinga kažkokia tai tikrovė, į kurią mes turime atsižvelgti ir ją atitikti. Dirbtinai įsteigima. Platonas neturi jokių resursų, protas neturi jokių resursų įsteigti šitą teisėjo poziciją, kad galima racionalių argumentų netgi neturi. Kad galima atrinkti, pagal kurį galima atrinkti tos teisėtas pretenzijas, nuo neteisėtų. Ir jis tai ką jis grėbės? Sako, žinot, papasakosiu gražų pasakojimą. Kokį? Ogi kažkada mes gyvenome Uždangės karalystėje. Betarpiškame santykyje su tiesa. Bet tiesa yra, jinai niekieno nėra kuriama. Jau yra. Tik žinot, paskui mes nupuolėme netyčia. Tai Platonas apie ką pradeda kalbėti? Jis pradeda kalbėti apie praeitį, kuri kažkada tai mūsų buvo realia dabartimi. O aš Platonui sakau, Platonai, tas gyvenimas anapusybėje, tiesos karalystėje, gėrio karalystėje, niekada nebuvo tokia praeitis, kuri buvo mano, jūsų aktualia dabartimi. Fantazija. Tai yra buvo virtualybė, grina virtualybė. Dėkui. Platonui kliuvo jau pakankamai. Ar publika turi klausimą oponentui? Publika klausimą oponentui neturi. Galės turėti vėliau. Kai bus diskutuojama po trečiosios teisės. O jinai skamba taip. Filosofijos tradicija savyje ir savo neturi jokios savaiminės vertės. Šiandien jai teiktina ne savaiminė, bet tik ir tik instrumentinė vertė. Arūnai, prašom. O tai reikštų ne ką kitą, kad prasmingas, ne koks nors
esencialistinis, šeimai kabutės, ką Mintautas pasakė, tuo nurodymas į tam tikrą praeitiškumą, kuris nedalyvauja dabartiškume. Orientuotas tas toks mąstymas į savaime vertingas šaknis ir prasmingas iš esmės ne koks nors esencialistinis, orientuotas į savaime vertingas šaknis, bet tik selektyviai instrumentalus santykis su filosofinė tradicija mums šiandien atsirenkant labai instrumentaliai tai, kas praeityje arba filosofinėje tradicijoje arba tame, kas buvo kažkada tai pasakyta arba parašyta. Ir šiandien atsirenkant iš to viso, kas buvo pasakyta ir parašyta, kas mums šiandien dar aktualu nuo to, kas jau nebeaktualu ir galbūt jau niekada nebus aktualu. Taip kaip kažkada ilgai vartotinų monetų įspausti atvaizdai, čia metaforą sakau, galiausiai nusitrina ir tos monetos dabar nebegali būti laikytinos monetomis, vertės jos jokios neturi, o tik paprastų metalų jos tapę. Taip yra nutikę ir su tuo, kas buvo filosofijos tradicijoje parašyta arba pasakyta aktualumu. Žinoma, galima kolekcionuoti netekusias vertės monetas. Taip kaip galima kolekcionuoti ir archyvuoti praeitį. Tačiau sugrįžimo siekis prie ko? Prie šaknų, prie centruotų pozicijų. Aš vėl grįžtu prie pirmosios tezės, kaip man. Logiška. Būtų ne tik, kad neprotingas, bet kai kuriais aspektais, pavyzdžiui, etiniais, politiniais, netoleruotinas ir net pavojingas. Pabandykit sugrįžti prie viso Platono. Pasiimkit Platono valstybę, paskaitykit. Kaip yra įmanomas sugrįžimas prie viso Platono, kaip savaime vertingo, nes tezėje prasideda filosofijos tradicija savyje ir sako, čia hegeliška formuluotė, neturi jokios savaiminės vertės. Pasirodo, kad negali sugrįžti ne tik tai, kad prie viso Platono, ir ne tik tai prie Platono. Todėl, kad teks išmesti, nekreipti dėmesio į tai, ką Platonas kalba, pavyzdžiui, apie pedagogiką. Mūsų terminais kalbant, apie mokymo procesą. Nes taip tolus būtų konclageris. Pasenę dalykai yra daugelis dalykų. Totaliai pasenę šiandien. Tai kas yra ta filosofijos istorija? Aš tada atsakau, galbūt grubiai, įrankių dėžė. Nedaugiau. Dabar, ar reikia studijuoti filosofijos istoriją? Atsakau, taip. Ir labai įdėmiai. Kodėl? Todėl, kad reikia išmokti naudotis konceptualiniais įrankiais. O kam? Atsakau, tam, kad galėtume spręsti šiandienos problemas. Tai, ką aš pasakiau, savo nuosavą gyvenamo gyvenimo problemas. Štai kam reikalinga įveikti, nedaugiau. Kitaip tariant, tam, kad galėtumėte jūs, aš, reikia tuos
įrankius įvaldyti, grinai instrumentaliai, kad galėtume išpildyti to nuosavo gyvenimo lūkesčius projektyvius, juos įtvirtinti, galų gale apginti antrąją mano tezę. Tai yra savąją poziciją, kad taip, aš esu sociumo dalis. Kaip ir jūs, kaip pirmas gramatikos asmuo, esate visumos sociumo dalis. Bet aš kaip pirmasis gramatikos asmuo, turiu galvoje ne AM, bet jūs visi esate pirmieji gramatikos asmenys. Esate daugiau negu ta visuma, kurią jūs priklausote. Tai tam ir reikalinga įvaldyti tuos įrankius. Taip, dalis tekstų iš filosofijos tradicijos mums teikia šitos įrankius. Bet sakyti, kad filosofijos tradicija turi savaiminę vertę, nepriklausomai nuo to mūsų to instrumentaliaus prieigos, man atrodytų šiek tiek keista. Ir jeigu mes norime atgaivinti ir rimtų veidų galvoti, kad ten kažkada tai buvo aukso amžius, į kurį mes turime sugrįžti, kažkokios tai ištakos šaknis, ir mes bandytume praktikoje dabar rekonstruoti visą tai ir paversti savo gyvenimo moto imperatyvų, kodėl tai susilauktume to politinio nekorektiškumo ir etinio nepritarimo daugeliui dalykų šiandien. Todėl, kad mūsų gyvenimo pojūtis, būvis, grįžtu vėl prie pirmosios dalis, yra kokybinė prasme kitoks. Ačiū. Jau. Nu, nežinau, kaip teisus proponentas, net jeigu žinočiau, negalėčiau sakyti, būdamas moderatorium, bet aistros pakanka. Bet aš galvoju, o kam tai jam? O dar nesakysi, ką minai? Ir taip karšta čia mūsų diskusijose. Praktiška ta mūsų filosofija. Ar taip, Mintautai? Taip, tai čia aš keletą dalykų pasakysiu. Pirmas, tai atrodo, kad proponentas filosofijos tradicijos supranta kaip kokį Tatarkevičiaus vadovėlį. Nenoriu pasakyti, kad Tatarkevičiaus vadovėlis yra blogis, kažkoks savaime, bet tai yra bandymas surinkti filosofiją į vieną visumą. Sustatyti filosofus į tam tikrus rėmus, kad jie vienas kitiem prieštarautų arba neprieštarautų, net tiksliau taip, neprieštarautų patys savo, prieštarautų kitiem, bet pagal vadovėlio rašytojo sąlygas. Jeigu žiūrėtume Platonas, kaip ir buvo klausimas, Platono filosofija iš tikrųjų yra labai nevienalytė ir klausimas, ar galima ją sutraukti į tokią sistemą ir po to sakyti, kaip jinai čia dabar kaip tradicija gniužda. Panašu, kad buvo kalbama apie platonizmą padarytą Platoną, bet platonizmas tai vis dėlto yra tik tai viena tradicijos dalis, kurią galbūt mes net ir netęsėm šią vardu, ar būtų galima ją tęsti. Bet yra Platonas, kuris turi savo kitus motyvus. Vėlgi, lygiai taip pat jo tekstuose yra labai daug ironijos, mitas, visuomet jis yra ir rimtas, ir nerimtas. Tai daugybę dalykų mes šiandien galime matyti, kad jie lygiai taip pat sėkmingai vertingi ir galima daugybę dalykų atrasti, tarsi jie kalba čia apie mus. Pavyzdžiui, Sokrato ir Trasimacho ginčas apie tai, kas yra teisingumas. Manau, kad ir šiandien labai sėkmingai yra gali būti pritaikytas tai pačiai Lietuvai, ir mūsų pačių problemams. Tai dabar dėl pačios tradicijos įrankiškumo, tai aš nemanau, kad filosofijos tradiciją galima laikyti įrankių dėžę. Jinai gali būti įrankiu, sakyčiau, tiek, kiek gyvenimas gali būti įrankiu pats savo. Aš žinoma galiu daryti ką nors su savo gyvenimu, bet vis dėlto tas mano gyvenimas, aš negaliu šalia jo atsistoti. Žinoma, galiu bandyti nusižudyti, galiu nužudyti tradiciją, bet klausimas, ar tikrai taip jau gerai gyvensiu ir išspręsiu savo problemas.
Dabar čia porą dalykų dar norėčiau pasakyti, jeigu man leis. Tai vienas dalykas tai būtų tai, kad vis dėlto, ką reiškia ką nors išmesti į kokį nors istorijos šiukšlyną ir kiek dabar mes iš tikrųjų galime išmesti kai kurias filosofijos tradicijos dalis. Galima pastebėti taip, kad yra daug filosofijos šiandien, kur tradicija iš tikrųjų yra gniuždanti. Ir jeigu žiūrėtume iš šiuolaikinių tyrimų spektrą, matytume taip, iš tikrųjų nemažai tos filosofijos yra tokios, kuri nelabai padeda spręsti problemą. Turiu omenyje įvairiausius tyrimus, įvairiausius, tarkim, Kanto, Hėgelio filosofų tyrimus, kurie iš tikrųjų, tarkim, ypač vakaruose atliekami labai kompetentingai, bet kartu jie ir labai trukdo. Kaip argumentas netgi už proponentą būtų. Prisimenu vieną pokalbį, tokį su vokiečiu, jisai kažkaip kalbėjome apie situaciją Vokietijoje, apie tai, kas yra Lietuvoje. Na ir aš šiek tiek apimtas lietuviškos melancholijos pradėjau beveik guostis, kad štai mes neturim daugybės dalykų išverstų, daugybės tekstų nėra išverstų, mes nelabai čia daug ką galim tiesiogiai studijuoti arba duoti studentam. Vokietis sako, tai sako, gerai, jūs galite kalbėtis, sako, pas mus susitinka kantininkai su hėgelininkais, jie negali kalbėtis, nieko bendro nėra. Taip viskas ištobulinta, taip viskas turi būti tikslu, kad negali nei žodžio pasakyti. Tai šia prasme taip, aš sutinku, kad filosofijos tradicija, jinai gali virsti tokia gniuždančia jėga, gali neleisti spręsti problemų, kurias, norėtų spręsti štai proponentas. Bet kita vertus, aš, nepuoliau tame pokalbyje krykštauti iš džiaugsmo ir sakyti, valio, mes galim kalbėtis, kai neturim tradicijos, viskas tvarkoj, tada kalba gali lietis iš širdies. Tai šia prasme aš manyčiau, kad mūsų situacija, jinai leidžia dar geriau išryškinti pačios tradicijos vertę. Be abejo, kad mūsų, tarkim, Lietuvos situacija, mes galime matyti, kad čia daug yra įvykę lūžių. Jeigu imtume Vilniaus universiteto uždarimą 19 amžiuje, vėlgi nepriklausomybės atsikūrimą, vėlgi marksistinį, leninistinį laikotarpį ir vėl dabar atsikūrimą, galėtume matyti, kad iš tikrųjų turim tiek daug lūžių, kad tradicijos, būtent pačios tradicijos gal nelabai ir galėtume rasti tokią besitęsiančią tradiciją. Galėtume sakyti, mūsų situacija yra ypatingai postmoderni ir mes šiandien galime būti pačiais geriausiais postmodernistais, nes neturim, kas mus slėptų. Kita vertus, čia yra ta bėda, kad jeigu štai paimtume kokį nors postmodernizmo aspektus, tai kad iš tikrųjų neturėdami tradicijos nelabai ką ir galime laužyti. Pati kalba, jinai gali pasidaryti tokia labai, sakytume, tuščia. Ir pats baisiausias toks pavidalas pasirodo tada, kai koks nors studentas, prisiskaitęs postmodernių autorių, sako, tai kamgi nagrinėti tuos klasikus, jie visi sukritikuoti, seniai paneigti, jie yra totalitarinio mąstymo atstovai. Tai suprask, juos reikia išmesti istorijos šiukšlyną, tai yra tos kolekcionavimo monetos, kurių mums nereikia. Bet ką tai reiškia? Aš manyčiau, kad šita tokia pagunda ir nemato vieno tokio dalyko, kad tai filosofuoti reiškia likti be kalbos, be įrankių, iš dalies tą, ir kas svarbiausia, man atrodo, tai likti be stuburo. Ir tai reiškia, kad galit atkristi į tokį bestuburio būvį, kurie dar tik pradeda vystytis ir kuriem dar reikia tapti stuburiniais. Dar vienas dalykas, kurį čia norėčiau pasakyti, būtent kai kalbama apie naudą tam šiuolaikiniam gyvenamam gyvenimui. Ar iš tikrųjų filosofija visuomet turi spręsti problemas? Ar iš tikrųjų tos problemos gali būti tokios tiesiogiai reikšmingos gyvenimui ir kągi reiškia tas reikšmingas, aktualios? Vienas aspektas tik tai įdomus man. Kai kurie klausimai, fundamentalūs klausimai, šiandien atrodo nieko verti, niekiniai. Bet čia aš prisiminiau vieną garsųjį Leibnico ontologinį klausimą, kodėl yra būtis,
o ne veikiau niekas. Iš tikrųjų, ką šitas klausimas paklausia? Kokią problemą jisai padeda spręsti? Sakyčiau, jokios. Kas iš to, kad mes sužinom, štai Leibnicas kėlė tokį klausimą, kodėl yra būtis, o ne veikiau būtų niekas. Galima sakyti, kad tai yra štai filosofijos istorijos dalis. Studentas naujųjų amžių filosofijos istorijos kurse šitą klausimą sužino, užsirašo į sąsiuvinį ir paskui štai per egzaminą pasako ir mes jau žinome, koks yra fundamentinis, pamatinis ontologijos klausimas. Kodėl yra būtis, o ne veikiau niekas. Kokią problemą jisai padeda spręsti? Sakyčiau, kad jokios, jis yra nieko vertas, bet čia pat klausiu, kokio nieko jisai yra vertas. Ir čia, jeigu mes iš tikrųjų bandome šitą klausimą aktualizuoti, jeigu mums aktualus pasidaro tas niekas, kurio perspektyvoje pasirodo būtis, tai iš tikrųjų šita problema nėra jau tokia niekinė arba nieko verta, o jeigu verta, tai tokio nieko, kuris leidžia atsiverti būčiai. Kokia nauda iš to klausimo? Kokia nauda, kad mes aktualizuojame šitos dalykus, tiesioginio pritaikymo nerasime tokioj praktikoje. Bet ar neverta tokio klausimo kelti, jeigu jį iš tikrųjų mes iškeliam? Būtent iš tikrųjų mes iškeliam. Ir aš manyčiau, kad čia dar svarbus dalykas, kai kalba apie filosofijos tradiciją, ar tikrai neverta grįžti prie tų pačių šaknų, prie to galbūt kitokio, neplatonistinio Platono, suprasti, iš kur tam tikri mąstymo modeliai, iš kur tam tikros sąvokos. Tai čia klausiu, ar neverta būtų gyventi sąmoningą gyvenimą, nebūtinai kūrybišką, bet kartu sąmoningą. Tai tiek. O dėkui. Tokie gana rimti yra oponento pareiškimai dėl modernybės, šiuolaikiško mąstymo ir tradicijos santykio, sakant, kad kaip ir skaitoma ta tradicija, lyg ir išmanoma, jinai ir šiandien. O oponentui, oponentas sako, kad jisai, tik Tarkevičius skaitė. Ir tai tik tai skyrių apie Platoną. Galite atsakyti? Mintautas suminėjo, kad būti, žodžiu, sąmoningu, geriau būti sąmoningu, nei orientuotų, paskutinis jo sakinys, į naujybę. Ir čia jisai įvedė distinkciją tarp sąmoningumo ir naujumo. Tai aš ir sakau, skirtumo čia ir distinkcijos neturėtų būti vedama. Ir būties prasmės klausimas, arba kodėl yra šis tas, o ne greičiau niekas, galėtų būti keliamas ne atsigręžiant į šaknis, o priešingai žiūrint iš dabar perspektyvos šitą klausimą, kurį kažkada tai iškėlė. Ir čia galima nulenkti galvą kaip instrumentiniam tokiam santykiui. Iškelti naujai, kaip mes šiandien tą klausimą, kodėl yra būtis, o ne greičiau niekis, mes šiandien įžiūrim. tą padarė, pavyzdžiui, vakar. Labai spontaniškai čia pasakiau. Kai jis pradėjo kalbėti apie silpnąjį mąstymą. Yra naujybės išra. Visiškai. O ne tai jo. Nenauja. Štai kas yra naujybė. Ir šitą naujybę, man jau turėtų klausimą. Mąstytos. Bet tai išmatuoja. Be to tradicijos pagrindo, skystas kuria prasme. Be abejo, kūrybiškumas yra labai gerai, bet man kažkaip atrodo, tas kūrybiškumas dažnai virsta tokiu prietaru. Lygiai taip pat prietaringas būna tradicijos atmetimas. Manyčiau, kad tik tai ta tradicija, tik pakankamai geras išmanimas to, kas buvo pasakyta Leibnico, nebūtinai įsekti, net nereikia jo sekti, to sutinku, bet pakankamai gerai išmanyti šitos dalykus tikrai verta, nes tik taip gerai suprasi, kaip iš tikro keli šitą klausimą. O kartu
kūrybiškumui tradicija nieko negali padėti. Negalima užsinorėti tapti genialiu, pagimdyti naujybę. Naujybė atsiranda per prievartą, per įsilaužimą prieš mano norą. Čia šitos naujybės radimosi sąlygos. Mintis nauja ateina per įsilaužimą, per prievartą. Aš nenoriu to. Nenorėjau, bet aš tai patyriau. Kas yra tas silpnasis mąstymas? Čia galvojat, atsisėdo Vatimo ir sugalvojo, kad čia pavadinsiu naujybę? Ne. Tai yra tas nihilizmas, kuris atėjo pas jį per prievartą, jis to nenorėjo, bet taip aptiko tokiame būvį savyje. Kai Dievas mirė, tai čia yra įvykis Nyčiai. Įvykis ta prasme, kad naujas įvykis, jis to nenorėjo. Jis susidūrė su problema, kad jis prarado tai, ką kažkada tai turėjo. Ir čia jokia tradicija šitai naujai įžvalgai nepadės. Naujybė nieko bendro neturi su mūsų projektyviomis, aktyviomis užmestimis. Tai yra naujybės mąstymas numato pasyvumą, pasyvų subjektą, kuris patiria kažką tai iš dabarties, iššūkį patiria. Ir to iššūkio akivaizdoje gimsta nauja mintis. Jau galima. Ta viena replika į repliką, kaip ten su ta kūryba, jums reikia pralaužti ką? Ar gali jums sužadinti Leibnico citatą? Nu, aš tai čia tik vienu dalyku, kiek, netgi nusistebėčiau, kaip galima neartikuliuota kūryba, kaip galima nepasimti tų resursų, kuriuos turi. Žinoma, tam pripažįstu, kad tam tikros problemos, su kuriomis susiduri, iš tikrųjų naujos. Ir nėra taip, kad šiandien mes susidurėme su tomis pačiomis, tarkim, Platono problemas, o tuo labiau, jeigu mes kalbame apie kokias nors viduramžių, tarkim, religinio konteksto problemas, šiandieniniam sekuliariam pasaulyje, taip, mes susidurėme su tam tikrais dalykais. Ir be abejo, mes turim priimti tuos iššūkius. Čia yra tam tikras pasyvumo momentas. Aš su tuo visiškai sutinku. Bet klausimas, kaip dabar tai spręsti, iš tikrųjų turbūt nėra taip jau paprastas. Ir tame sprendime vis tiek turi rasti tam tikras struktūras, tam tikrus dalykus, kuriuos imi vis dėlto iš tradicijos. Nyčė, tai aišku, jisai skelbė, pirmiausia, čia yra skelbimo momentas Dievo mirties. Nėra taip, kad vieną dieną atsibudo, žiūri, Dievo nėra. Tai tikrai taip nėra, tai daugiau yra tam tikras skelbimas. Čia yra ir naujumo momentas, bet pati šita frazė jinai būtų visiškai nesuprantama ir neaiškiai, jeigu nebūtų viso tradicijos konteksto. Tai čia vėlgi aš jau šiek tiek kartojusi, tai užtenka. Dėkui. Publika. Tezės išsakytos. Atsakymai oponento taip pat pateikti. Mes turime dar ką veikti. Mes galime dar paklausti, pasitikslinant pozicijas oponuojančių kolegų. Ir mes galime pasakyti, kągi apie tai galvojame. Tam žinoma laiko turime ribotai. Pirma, ar yra klausimų? Publika, ar turite klausimą oponentui pirmiausia? Proponentas gindamas laisvę, modernumą, gavo kaltinimą propaguojant totalitarizmą. Tai ir įdomu. Publika, mūsų valanda. Ar turime klausimų? Po vieną klausimą gana. Publika, ar norite pasakyti, skirtas laikas diskusijai? Žinoma, nebūtinai jin turi vykti.
Jeigu jūs neturite noro įsijungti diskusiją, aš labai norėčiau, bet man nelabai valia, nes aš esu prieizės disputacionis, tai yra turiu išlaikyti disputo dalyvių paritetą. Taigi, tai jeigu ne, tai vis dėlto, o kam kaip tai lemia? Matau, viskas eina jau iki disputos pabaigom. Tai noriu priminti, filosofijos specialybės studentai tai tikrai žino. Yra toks Nyčės veikalas, linksmasis mokslas, vadinasi. Keista kalbėti, kad dar mokslas gali būti rimtas, bet Nyčė parašo tokį veikalą ir ten 125 fragmente jis pavadintas tas fragmentas pamišėlis. Jis pasiema žibintą ir sako, ieškau Dievo. Ir ieškodamas Dievo, tas pamišėlis, sako, Dievo nėra. Ir mes jį nužudėme. Mes esame jo žudikai. Dievo nužudėme. Kaip atkabinome, Nyčė sako, kaip tai pavyko atkabinti Saulę nuo žemės. Čia ketvirta tezė. Tai kai jūs trypsite, šauksite, visuomet galvokite, už ką jūs trypsite. Ar už pamišėlį? Tam, kad būtų ta lygsvara labai, Mintautą, o jūs neturite jokio instrumento? Aš ten gesintuvą. Mintautas sakė, gesintuvą. Na ką, gimnavo publika? Mums spręsti. Proponentas labai aiškiai išdėstė poziciją, supriešindamas tradiciją ir šiuolaikinį mąstymą ar šiuolaikinės filosofijos būklę. O oponentas kažkodėl neapsikasė lapais ir nesakė, kad visa filosofija yra tik tai pastabos Platono paraštėse. Matėme išdėstytą poziciją taipogi. Matėme, kaip vienas su kitu sulaukė, ginčininkai mūsų sulaukė įdomių pastabų ir priekaištų. Taigi, kas teisus? Arūnas, kuris kalba apie tai, kad filosofija visa turi būti aktuali, kad filosofija yra mūsų gyvenimo dalis. Mintautas, kuris sako, kad filosofija yra išskirtinė savo klausimo kėlimu. Ir visais kitais aspektais, kuriuos jūs girdėjote. Taigi, Arūnas Mickevičius. Kas tai? Mintautas Gutauskas. Jūsų valia. Turiu paskelbti, kad 2012 metų Fiestos personos filosofinio disputo nugalėtojas šiandien yra Mintautas Gutauskas. Ačiū visiems. Ačiū visiems.
padėkoti tiek Mintautui Gutauskui, tiek Arūnui Mickevičiui, tiek mūsų dekanui, kad visi prisijungė šiandien prie mūsų disputo. Ir norėtume jums visiems padėkoti. Jums mažas dovanėlės nuo mūsų rėmėjų, kurias suteikia leidykla Aidai ir Tyto Alba. Labai džiaugiuosi ir tikiuosi, kad disputas šiandien buvo įdomus. Kad ir kas čia vyktų. Džiaugiuosi, kad tikiuosi visiems buvo smagu ir visi pamatėte, kad galima į tradiciją žiūrėti labai skirtingai. Ir ta tradicija, kaip mūsų oponentas bandė parodyti, mes nuo jos nedingstame, mes tampame sąmoningi apie ją. Mes į ją niekada nesigręžime aklai ir visos jos nepriimame, bet mes iš jos nepabėgame. Taigi dėkojame disputantams, dėkojame dekanui ir po šį vakarą 18 valandą filosofijos fakultete visus noriu pakviesti į susitikimą su filosofijos absolvente, kuris vyks 214 auditorijoje. Kviečiu visus ateiti ir pasikalbėti, kaip žmonėms sekasi absolvente. Ir pasikalbėti. Taigi, dėkoju visiems atvykusiems, ačiū ir smagios pjesės personos.